Kartą du vienuoliai, Tanzanas ir Ekidas, keliavo kartu. Jų šventi įžadai reiškia, kad jie negalėjo liesti moterų taisyklę, kurios jie visada laikėsi. Kritus stipriam lietui, jie pasiekė purviną kelią. Ten stovėjo graži jauna moteris, negalinti pereiti viena, atrodanti susirūpinusi. Nieko nesakydamas, Tanzanas ją pakėlė ir pernešė per gilų purvą. Jis švelniai padėjo ją ant sauso tako kitoje pusėje. Ekidas stebėjo, apstulbęs ir tylus, kol Tanzanas tęsė jų kelionę. Valandas Ekidas negalėjo kalbėti, jo mintis užpildė pyktis ir klausimai. Jis galvojo apie Tanzano sulaužytą įžadą, vis iš naujo prisimindamas sceną. Jo širdis jautėsi sunki nuo nuosprendžio ir susierzinimo dėl savo draugo. Pagaliau, artėjant vakarui, Ekidas nebegalėjo to sulaikyti. Kodėl nešite tą moterį? Jis įsprūdo aštriu balsu. Mes esame vienuoliai. Tai draudžiama. Tanzanas pažvelgė į savo draugą su švelnia šypsena veid. Aš padėjau moterį prieš kelias valandas, ramiai pasakė jis. Ar vis dar ją nešatai, Ekidai? Ekidas buvo apstulbęs. Jis suprato, kad Tanzanas iškart paleido tą akimirką, be jokių užsilikusių minčių. Tačiau Ekidas prie to prisirišo, visą dieną nešdamas savo pykčio ir nuosprendžio naštą. Ši galinga istorija mums primena: neprisiriškite prie praeities, paleiskite ją. Rytojus atneša naujų galimybių ir naujų pradžių, jei įsilaisvinsite nuo vakardienos naštų. Jei Tanzano giliai išmintis jūs įkvėpė, prenumeruokite Lithuanian Repo, kad gautumėte daugiau legendinių istorijų. Spauskite patinka, jei šiandien pritaikysite šią pamoką, ir komentuokite, kurią garsią istoriją turėtume pasidalinti toliau.